Kiekvienas mūsų esame svarbus, mylimas ir mylintis. Ir ši gyvybė yra aukščiausia vertenybė. Todėl aš vairuoju blaivus. Alkoholio vartojimas ir alkoholizmas Lietuvoje yra labai didelė problema ir viena iš jo sudedamųjų dalių yra vairavimas ir alkoholio vartojimas. Dėl šių dalykų įvyksta labai daug nelaimių, daug žmonių žūsta, būna sužeistų. Iš esmės, šią akciją Vairuoju blaivus, nes myliu jus kilo dėl to, kad paskatinti sąmoningus Lietuvos žmones pritarti šiai idėjai ir išreikšti savo pilietinę poziciją ir paskatinti kitus vairuotojus elgtis atsakingai prieš save ir kitus, nes mes esame kelyje ir turime galvoti apie kiekvieną eismo dalyvį. Todėl aš su malonumu jungiuosi prie šios akcijos ir sakau, aš vairuoju blaivus. Labai svarbu. Todėl, kad labai žūsta daug žmonių ir reikia išgyventi ir mum, ir žmonėm. Visus skatinu vairuoti tik blaivius, ypač dabar kokia situacija keliuose. Tai žmonės tikrai mylėkit save, artimus ir vairuokite tik blaiviai. Ši akcija kilo dar prieš Valentino dieną ir jos pasirengimą. Tačiau Valentino dienos proga yra puiku užsiklijuoti šį gražų lipduką tam, kad švęstume ir Valentino dieną, ir pritartume akcijai ir idėjai vairuoti blaiviam yra norma. Prie šios akcijos prisijungia įžymūs žmonės, tokie kaip Andrius Mamontovas, Edgaras Lubys ir kiti, kurių ratas vis plečiasi. Šios lipdukus galima rasti EMS ir Mildos degalinėse bei Bronio Ropės europarlamentaro biuruose visoje Lietuvoje. Išdalinta lipdukų maždaug apie 5000 ir planuojama išdalinti apie 50 000, todėl visus Lietuvos piliečius kviečiu jungtis prie šios puikios akcijos.